Nu, kuo gėlalais brangiausi, kap ir ragėts, mes jau visą pasgatavinom, skietant susvėrėm, užsimazgėm, užsiaudėm. Nu, žinot, kaip būna. Kap labai nagai niešivis nori padabos, ar tai visą gerai, ar tai mum kas gaunas tas raštas. Nu, tai aš ir pamėginau pausi. Taip gavos, kad va biški tūtį divono ir nusaudiau. Nu, tai dar jau daug maž žinau, kaip tai kas daros, tai mėgysim ir jum paporyt. Ku ir kap daryt, kad ir jūs turėtumėt va tokį 8-nycinį divonų. Keliai, kai drobelį audžiau, užstojant ketvirtų dar ant vėlanėlio, užstojant ketvirtų dar ant vėlanėlio. Nu tai ku, dar pradėsim aut naujų divonų. Nu dar va kaip ir ragėcijumi, mes biskiai iš pradžių užsiaudėm ant prasto. Ne taip, kad siūlus taupom tierko, ale tam, kad paskui kaip išsikirpsim, kad sektus gražiai divono kraštas užlanks ir apsiūts. Nu tai va, tai dar žiūrim pagal planelį. Na kiek biški ir pausta arba ant planelio galit padabot, nuo ko tas raštas reikėt pradėti. Nu tai dar ką pagal mūsų planelį, tai spaudžiam tų pakojų numinam, kur mūsų jau rašto pirma dalis suverta, tai pirma, antra nycis, paspaudžiam ir va ragėts visą, kad jau mūsų tos pirma, antra nycis nuslaido, kitos iškilo, nu ir va ragėts mūsų ir pervėros visos, ir va visi strikai, visa gražiai išsikelia, nu ir dar mėgysim prašaut ir dabosim, kas tai mumi gaunas. Va vienu ros prašovėm rašto siūlų, kelis ros primušėm ir tada spaudžiam tas pakojas, prie katrų yra pririštos nycys, kaip jau sakom, audzės ant prasto, ant dugno. Prašaunam dugno siūlų ir vėl tada spaudžiam tų patį pirmų antrų, kad nuslaist. Ir va kelis rožos prašausim, kad gautus tokia kai damkelai. Dar antrų ros, ką prašovėm, tai jau spaudžiam kitus pakojus, kur ant prasto, kad iš priešingos pusės. Ir dar vėl tų patį rašto. Ir vėl spaudžiam ant prasto. Nu va, jau tokių vienų linijaitį nusaudėm. Tai dar mums reikės stotis jau ant kito pakojo, kad nuslaist trace ketvirta nycis. Nu ir va jau ragės, kas mums gausis. Prašaunam vėl su rašto siūlu. Ir va jau prast. Kuva, jau mūsų šitoj damkelai darysis kiton vieton. Ir va jau pagal šit seka suprast, kad mes jau va šitų dar linijų ausim. Ir nepamirškit vienų ros su rašto, kitų ros su dugno. Cik nesumilykit, kur su katriuoj. Da jau bus klaida. Nu, jei bijot susmilys, taigi pras ant katro pakojo atsistojot ir ar tos nuslaido nycys, katrų jum reikia ar ne. Nu va, ir jau dar vėl
kaip ir visada, visur viskų šaunam po lygiai. Tai čia va 4 rozus pašovėm, ant šitos damkutės 4 rozus pašovėm. Nu ir jau dar spaudžiam ant kitų, paminam pakojį, kad jau nuslaist 5-6. Ir va jau Rageckų nuslaido šonan mūsiūlai ir pašausim vėl su rašto. Nu va, ir jau Ragec. Tai dar va sekas padabots, jau audzam tracių eilutį. Nu tai jau bus va šitoj eilutė. Vienu rosu raštą, kitu rosu dugnu. Nu tai va, dar jau dalį mes baigėm nuaus. Nu ir niekdai jokiam planelė nebūna parašyta, tik kokius pakojus jums reikia, kad du numins. Nu tai dabokitgi ant rašto. Pasimat, ar divonų, sakykime, ar kuo jūs tie audzėt. Nu ir pamina, tai va dar pavyzdžiui, man pagal raštų, jei teva padabot, sava Ragecgi veidrodinis atspindys eina. Tai man reikėt vėl va šitos juostelės, tepka pirvašits, kartosim iš naujo. Nu tai vėl spaudžiu pakojų, prie katro pririšta 1-2 nycis. Nu ir va, jos nuslaido, man galim padabot. Va, jos nuslaido, tai reiškia jau per jas pereis siūlas ataudo ir susidarys raštas. Tai mes dar šitur kartojam. O vis dažniausiai tai žmonėms būna labai interesna, o tai kiek cerozų reikia jau va šitai vienai linijai pašauti. Nu taigi kiek norit, tiek ir šauna, žiūrėkit pagal raštų. Norit stambesnio, nu tai galit, kad ir 4 ar 6 rozus pašauti. Aš te pamislinau, kad gali visai ir nieko po 4 ir jau tada visą vienodai per visų divonų tep ir reikia daryti, kad paskui apsusiūsit, kad suveit raštą su raštu. Ba jei vienu rose pašausit 6, C3, tai kokius 2 rozus, tai jums tada nesusijungs raštas ir jau raštas nebus tokis gražus ir panašus ant tų raštų, kad jūs turėtumėte tausi. Tai va, tai mes dar kartojam šitų visų iš pradžių. Va, prašaunam rašto. Nu ir dar spaudžiam ant prasto ir pagal planelį vis numinam dar 1 ir 2 pakojį ir mums nuslaidžia visos neporinės nycys. Prašaunam, primušam, tada vėl spaudžiam pakojį, paminam pakojį su 1-2 nyciu, kad nuslaist, prišaunam ir dar jau paminam kitas 2 pakojas iš kito šono, 6 ir 7, kad nuslaist visos porinės nycys. Nu tai kur, dar va biskį paudėjau, padabojau, atsimumi visą išeina ir visą gaunas, bagi buvo labai cekava. Tai dar jau mėgysiu ir jum parodyti ir paporyti, kaip cekas išeina. Nu tai dar mes va senai biskį paudėjom. Ir dar jau ausim kitų rašto dalį ir cik visada reikia atsimyti, kaip jau mes audzėm raštų, tai minam ant vienos pakojos, ant tos, ant katros mums reikia, kad išsiaust, o jau kaip audzėm ant prasto, tai jau tada minam ant 2 pakojų. Nu ir kad gautus tas drobinis pynimas, tai arba spaudžiam, nu jau paminam 1-2 pakojį, kad nuslaist neporinės nycys, arba paminam 6-7 pakojų, kad nuslaist porinės nycys. Nu ir dar mėgysim padabot, kas mumi išeina. Tai va, paspaudžiam 4 pakojį. Nu ir nuslaido 3, 4 ir 7 nycys. Nu ir mėginam prašauti. Dar ausim ant prasto. Nu ir paminam 1-2 pakojį ir mums nuslaidžia visos neporinės nycys. Tai 1, 3, 5 ir 7. Tada vėl paspaudžiam rašto. Ir dar vėl paspaudžiam prasto.
bet jau kitas iš kitos pusės 6, 7, kad nuslaist visos poriniais nycys. Tai 2, 4, 6 ir 8. Ir tada vėl ant rašto. Ir vėl ant 1, 2 ant prasto. Nu va, ir jau vienu damkelai iššaudėm ir dar spausim kitų pakojį, paminsim. Ir jau va nuslaido kitos nycys. Va, viskas mums pras, kas ir kur, kokis raštas gaunas, galim padabot. Ir mėgysim toliau. Nu va, ir nusaudėm dar vienu damkelį, dar vienu kvadratuku. Nu ir dar sekas padabots, kaip mums išeina, kaip mes norim. Mes tai taip nusprendėm, kad va šitų vienų pašaunam po 4 rozos rašto jau siūlo. Nu, jūs dabokit, po kiek jūs norit rozų pašaut. Jei norit kvadratiškesnio tokio, nu tai pašaukit po daugiau tų rozų. Nu ir aišku, viskas priklauso ir nuo siūlo storio. Ar tai daugiau, ar tai mažiau. Ir nuo to biškį ir tas raštas jau kitaip dabosis. Ar jis bus kiek ilgesnis, ar tai kiek siauresnis. Nu ir dar jau mum paraaus kitų dalį. Nu ir kad biskį tokia, kad ir bėda yra. Va jokiam planelį neparašyta, kada ir kokį tį pakojų numins, kad į tas raštas išeit. Nu tai čia jau mums reikia dabots patiem. Tai dar va pavyzdžiui, kaip jau atsistojai ant to pakojo, nu taigi iš rozo ragėts, tai dar va sekas ir padabos. Mums dar va reikėtų ovaš paudėts numynus tracių pakojį, kad būt nuslaidos 1, 2 nycis ir 7. Nu ir va. Ragim, va šis va jau pereis ataudo siūlas. O jei mes dar atsistosim, va sakykim, jau ant 4 pakojus, nu tai jau mumi ausis va šits. Nu tai jau ir bus negerai, jau mes rašto tokio negausim. Jei atsistosim ant dar kitos, tai va, jau vėl visai kur kitur audzės. Tai tada ir mum vėl raštas nesgaus. Tai jau tada turim sugrįžti ant tos, nu ir vadabokim kapaudzėm. Tai jau reikia būti labai insitempus ir suskaupus, kad nori nepadaryti kokio pamilko. Tai dar va padabokim ant šito. Nu va ir atsistojom gerai, dar galim tep toliau savo varyti. Nu ir jei audzant va jum, tai sakykim jau
apdabosit, kad va galvas tokis kaip pramilkas, va tokis kaip tarpelis, nu tai nenusgūskit, gal biski pamėgykit stipriau primuš ir va ragėts jau siūlai susispaudė vieną su kitu. Aišku, ir primuš tai reikia, nu biški ir pamislys, kad paskui negautų tep, kad ką primuša, tai ir skietas išlakioja į visas pusės. Nu, o būnagi visa, dar va kaip ir ant prasto atsistoja, tai ne visos nycys ir paskelia, ar katra neiššoka, nu taigi nieko tokio paims ir va su rankom biški kilstelis. Ir jos jau paskui pačios atranda kelių ir tada išsikelia geriau. Tai ir šito nenusgūskit, jei tik kiek neišsikelia kas, sekas ir nycį su rankom biskį pakiravots. O būna, kad kapriecet, jį neapsižiūri ir kokis vienas ar kitas siūlas gaunas laisvesnis, nu ir paskui labai vyjas aplink kitus, tai jei jau tik kur ragėts, kad atsistojat, nu kad jau tik kur siūlai sulipo, nu tai kelis rožus ant tų dviejų pakojų ir paminkit, nycys biskį paskiloja vienos kitos ir tada cijai siūlai atšoka vienas nuo kito. Nu jau kap audžiat ir jei norit, kad jums tai visą gražiai susaust ir kap susiūsit, kad suveit raštas su raštu, nu tai jau mėgykit primuš visada vienodai. Jei va, pavyzdžiui, tai kokius 2 rozus primušat, nu tai ir primuškit visada po 2 ar tai po 3 ar po 1 jau kap kam išeina. Nu, būna kapkadu, tokie va, kaip aš sakau, siūlai partizanai. Nu, va, jis eina savo paviršiai ir tu jam nieko nepadarysi. Tai jei jau tokį randat, va, kaip ir šitas, va, siūlalis, va, jis per visų raštų eina savo paviršiai, va, šitas siūlas. Tai tada jį gražiai teva galit išsikelt, kitom pusėms kieto, ir padabots nycyse. Gal tai kur nycis su nyci suskabino, gal tai kur nytelai suspynė. Padabokit, o gal sukeršavojot porelas ir netys kietan invėrėt. Ir jis tada, nu, nei pakyla, nei nuslaidza, jis va šitą ir eina paviršiai. Nu, jei, kaip mums sakė audėjos, jei tokis siūlas, kad ras eina paviršiai, jis rašto negadzina, dugno irgi negadzina, nu tai tep ir palikit tada, nieko jau tys traušno, ką baigsit taus, jei jis jūs labai nervuos, nu tai paimsit ir ištrauksit tų siūlalį ir jau. Nu, ir dar vienas patarimas, kap audžiat ir skubinat, tiesiai norit, kad jau būt greičiau, tai nigdi nepalikit šaudzyklių va šitę. Va, kap mušit su muštuvais, tai arba neliks kieto, arba šaudzyklai. Tai kad paskui ir patys nenusišautumėt. Nu tai kiek tai paudėjom, pamėginom, padabojom, ar tas raštas mumi gaunas ar ne. Nu, pakolkas kaip ir visai išeina, visai gerai. Nu ir dar nuo savy noriu pridėti jums kelis tokius patarimus. Ką pradedat jau aus naujų divonų, vienu baigiat, kitų pradedat, nu tai visada būt geriausia, kad kiek tai paudėtumėt vien tik tai jau to drobinio pynimo, tokiu be jokio rašto, be nieko, bet tada, kad iškerpat, tai bus daug lengviau ir daug geriau užlanks ir apsiūts divono kraštas. Nu, o kad kirpėjai, ar tai jau savo, jeigu kirpsitės, palengvytumėt visų darbų, nu tai visada jau geriausia inaus kokių vienu juostelį kitos spalvos siūlų, bet tada jau kirpėjai, siuvėjai, kerpants yra labai aišku ir žinot ta visa tiesi linija, kad gražiai nuskirpt. Nu, o jei audžiat va tokį šviesų divonų, sakykim, kad ir ant baltosios navos, kaip dar mes vašits, ir turit daržus ir labai bijot insutryt, nu, žinot, ką būna, ką pareini iš daržo, dar labai nori kiek paudėti, tai sekas tada po divonu pasirišvė tokie palalai, kad su trinom kelnėm, ką pateinat iš daržo, su klupsiais, neintrintumėt divono, nu tai va, pasirišat
po divonu tokių palalų ir ką paudzėt, sukapminat pakojus, tai jau tada trinsit su klopsiais šitų palų, o ne savo divonų ir divonas jumi liks visada švarus ir neaptrintas. Nu kų, jau kiek audėm, tiek prisaudėm, o dar jau išsikirpom, nu ir para padabots, kiek čia mum prisaudė, liksik sukirpt, susiūt ir jau bus mūsų divonas. Nu va, dailiojom iki palalės, dar išsitrauksim visą. Ir ieškosim siuvėjos, kad troj susiūt, nu ir jau tada parodysim vaikeliai, kas tai mumi gavos. Nu kų vaikeliai, mūsų darbas jau baigtas ir kad pradėt šitas 8-nycinis 3 dalių rašto divonas gatavas, išaustas, pakartas. Nu, mes visiems labai cekavas, kaip tai mums kas išėjo. Nu, pasakysiu aš jums ščyriai. Buvo viso. Ir nycys neskėlai, ir siūlai trukinėjo, ir šaudzyklais lakiojo. Nu, aliaukų padarysi. Jei jau pradėjai, tai reikia ir dabaigti. Nugi visiems būna vis labai interesna, kaip tai tas susiuvimas. Nu, tai mes pasidarėm, susvėrėm jau šiteptų kraštų, kad va tas vienas kvadratukas gautus va šitokis, o ne tokis cielas. Nu, mums te patrodė bus gražiau. O jūs jau kaip darysitės? Nu, tai jau darykitės tep, kaip jums išeina. Nu ir norėtau palinkėti visiems, kad jei pradėsit ar šitų, ar kitokį divonų ausį, nu turėkit kantrybės ir eikit iki galo tol, kol gausis. O visie gausis, visie kas tai išeis. Nu ir kuo giliau eina miškan, tuo tų medžių daugiau, taip ir su tais audzimais. Kuo toliau, tuo viso cik daugiau, tuo viso cik sudėtingiau. Nu dar eisim mėgyti ir mes, kaip tai kas gauna su tuoj 8-nycinių 4 dalių raštu divonu, ar kaip tai tos spalvos sucinka, kaip tai visą susveria. Mėgysim aus, nu ir mislinu pamėgykit ir jūs padabojai. Gėlalais, rūtelais, lankėmės jumi žamai ir dėkavojam labai už tai, kad padabojot šitų mūsų pilmų.
Jei norit patys pirmi pamatyti mūsų visus naujus filmus, katruos dar išlaisim, tai jau nepamirškit užsiprenumeruoti YouTube kanalų Pareidzimai. Ir tik nepamirškit sekti Pareidzimų Instagram'an ir Facebook'an. Mes tik keliam visas savo naujienas. Ir fotografijas, ir aplink filmus, ir kų jau nudirbom, ir kų prisdirbom, ir tų, kų dar ruošiamės daryti. Jūs parama mūsų darbam labai reikalinga. Tai norim padėkavoti kožnam, katrie jau prisidėjo, ir labai kviesim visus, katrie džiaugias mūsų filmais ir visais kitais darbais, parems mūsų veiklas. Kaip nesunkiai šitą sekas padaryti, rasit informacijų žemiau.